Tu gali nusipirkti juos, tu gali tikrai lengvai juos gauti irgi, bet nelabai apsimoka. Yra geriau pačiam išmokti, susirinkti žinias ir pastatyti. Pamesit šitą droną, jisai turėtų daug atlaikyti, tai jei pamesit, baisiai nebijokit. Bet ir tuo pačiu tai nereiškia, kad meskit specialiai. Pasidalinkit, direktoriau, kas čia dabar vyksta ir ką šis mokinys pristato. Mūsų mokinys, gimnazistas, 3 vietos Kretingos rajono technologijų olimpiados laimėtojas, pristato savo kūrinį, kurtą kartu su mokytoju. Kūrinys yra paprastu pavadinimu dronas, arba netgi daugiskaita dronai. Tai yra jo paties ir mokytojo pagalba kurtas nuo nulio kūrinys, kurį šiuo metu jisai pristato mūsų pradinių klasių mokiniams. Kaip Pranciškonų gimnazijos bendruomenė skatina tokius jaunuolius kurti? Mūsų tikslas tokiems mokiniams, kurie bent truputuką yra motyvuoti, tą motyvaciją didinti, suteikti visas reikalingas sąlygas ir galimybės, kad ta motyvacija augtų, skleistųsi ir suteikti jiems visokeriopą pagalbą, kad tiek technologinių, tiek mokslinių, tiek pedagoginių požiūrių mes galėtumėm tos mokinius ugdyti. Ar galima teigti, kad technologijos mokiniams tampa aktualesnės, įdomesnės negu kitos mokymosi sritys? Šiai dienai tikrai taip galim pasakyti, kadangi gyvenam tokiame amžiuje, kuriame be technologijų jau nebeįsivaizduojame savo kasdienybės. Tai matote patys, kaip pradinukai mūsų yra susidomėję tomis technologijomis. Jeigu čia pristatinėtumėm kokį nors lietuvių kalbos kūrinį, tai nebūtų tiek daug susidomėjimo kaip technologinė priemonė. Tai Kristoforai, ką mokiniam pristatei šiandien ir kokią paskaitą čia vedei? Aš pristačiau šiandieną dronus, kokie skirtumai tarp FPV dronų ir tarp komercinių populiarių dronų, kuriuos įsigauna praktiškai kiekvienas žmogus, kuris nori skraidyti. Ir tuo pačiu pravedžiau praktikos su dronais, kaip jie skraido, kokie skirtumai, parodžiau skirtumus. Šitie abudu mano dronai buvo kurti mano. Šitas dabar yra neveikiantis pakol kas, reikia vienos detalės. Bet abudu dronai buvo kurti mano, yra numylėtini. Su šituo aš esu daugiausia rekordų pasiekęs, su šituo aš greičiausiai skraidau ir čia yra kaip mano numylėtinis pagrindinis dronas. Šitą droną, pakol aš pastačiau, man užtruko, kaip sakiau, 3 mėnesius. Ir tai dar buvo labai daug keitimų. Jis yra labai pasikeitęs nuo pačio pirmo skrydžio. Labai daug detalių buvo keista ir palikusi yra tik viena detalė, kas yra rėmas. Viskas kitkas buvo keista. Ko pradžia buvo pažintis su dronu? Tai šitas buvo mano pats pirmas kūrinys. Aš pradėjau būtent nuo šitų. Aplamai su dronais aš pradėjau nuo pigių kinietiškų dronų. Labai daug su jais skraidžiau. Man nepatiko, kaip jie veikia. Ir šiam gimtadieniui 2025 metų aš nusprendžiau, kad aš noriu droną vėl. Bet aš nusprendžiau, kad aš gal pradėsiu statyti pats savo, kad turėčiau droną, kuris man tiktų, man asmeniškai. Ir nusprendžiau pastatyti būtent šitokius FPV dronus ir nepirkti paprasto drono. Jo, esu šaulys dabar, šaulių dronistas ir padedu jiem. Kokia tavo ateitis, ką planuoji dar sukurti irgi? Ar tai tik dronus iš tų technologinės, fizikinės pusės patinka kurti, ar turi kažkokių kitų sumanimų dar? Aš dar tuo pačiu žaidžiu su elektra, man patinka kurti transformatorius, labai domiuosi transformatoriais, baterijom, elektra, fizika. Šitie dalykai man yra visai įdomus, nors ir pamokose taip gerai nesiseka su tais dalykais, bet vis tiek aš domiuosi ir kuriu. Tai tavo užklasinė daugiau veikla? Taip, čia yra mano užklasinė veikla, ką aš veikiu savo laisvalaikiu, ką aš mokausi pats. Tai yra, kas aš esu kaip žmogus.